Šio vaizdainiuko tema bus tokia apie aerodinaminės vibracijas. Nu taip, kai kas tai vadina muzika, galbūt pribrendo reikalas. Tai pradžiai pasižiūrėkim tokį nedidelį siužetėlį, paskui bumbėsim. Nu ir kaip vibracijos. Tai va, kokie pirmieji įspūdžiai ir emocijos užplūsta pasiklausant va tokio. Parašykit komentaruose va dabar, pasistabdė šitą vaizdainį ant pauzės ir nežiūrėjai jo toliau, ką aš aiškinsiu ten ar ką dėstysiu. Vat iš karto savo įspūdžius, emocijas tos tokias, parašykit komentaruose, kokie jausmai užplūdo pasiklausus tokio kūrinėlio, sakykime, ištraukas iš kūrinėlio, aerodinaminio vibracijų, ką jos sužadino jumyse, emocijas, kadai. Nu. Tai va, tikiuosi sąžiningai paspaudėt ant pauzės ir parašėt savo tas emocijas, įspūdžius pirmosios tokios. Nu, aš pratęsiu, sakant, kokios emocijos ar įspūdžiai mane užplūdo, beklausant tokios, nu, kai kas pavadintų kakofonija, kai kas galbūt kitaip, kaip aš sakau, aerodinaminės vibracijos. O bet kokios vibracijos veikia vienaip ar kitaip čia egzistuojančius ar judančius, kitaip vibruojančius šioje matricoje, nes viskas aplinkui ir yra vibracijos. Tai vat atitinkamai kaip tos vibracijos aerodinaminės veikia jūs visus, kurie irgi iš vibracijų sudaryti. Nu, tame tarpe ir mane. Ką jau ką, bet teisę nagrinėti ir sakyti savo nuomonę apie aerodinaminės vibracijas aš tikrai turiu. Kas nežinot, kuo aš užsiimu, sakykime, vieną iš mano veiklos aspektų. Jeigu nežinot, kaip aš susijęs su muzika, su kompozicijom, tai neskubėkit komentuoti ir mėtyti akmenis dabar mane. Aš turiu teisę komentuoti ir pasakyti savo nuomonę. Tai iš pradžių klausantis tokių dalykų užplūsta vienokios mintis, tai yra tiesioginis toks vibracijų veikimas į kažkokius giluminius ten smegenų centrus, kurie iš karto be logikos, bet va taip tiesiogiai veikiant kaip kvapą, sakykime, uodžiant ir iš karto čia į per nosį trumpiausių kelių į smegenis ateina, sakykime, impulsai ir jūs kvapą greičiausiai atsimenat, kvapas jums sužadina greičiausiai kokius nors atsiminimus, analogijas, taip ir čia vat, per ausis girdint tas aerodinaminės vibracijas. Tai pirmiausia, toks jausmas užplūsta, kad čia yra kažkokia tai kakofonija, nors jinai ritminga kakofonija. Ir dabar, ar galima būtų vertinti visą gyvenimą, sakykime, studijuojant, nagrinėjant, domintis aero vibracijomis, vienu aspektu, vienuose rėmuose, ar būtų galima vertinti, sakant, iš kitos operos va tokias vibracijas objektyviai. Nu tai nemėlyjei, negalima būtų vertinti. Nes, kaip sakau, pasaulyje tų aerodinaminių vibracijų muzikos pavidalo, neaiškiai jos išraiškos pavidalo yra daug rūšių, daug pateikimo būdų ir daug suvokimo būdų. Žinai, jeigu paprastai daug kas esat klausėt kokios ten rytietiškos muzikos, arabiškos kokios muzikos, ten turkiškos, ne visi galbūt žino, kas su muzika nesusidūrė, kad ne vien tik pustoniai yra tarp tų vadinamų natų do re mi fa sol la si, sėdo kiauliai taksi, bet yra ir ketvirtatoniai, ir galimai dar kokie nors kitokie aštuntatoniai, kurie neįprasti, sakykime, tas vadinamas vakarietiškos kultūros
išauklėtiems žmonėms, klausytojams, kurie su muzika susitarė, bet pasiklausykit, kokios rytietiškos muzikos ir suprasit, ką aš turiu omeny. Kad ten yra tokių natų, kurios vakarietiškai paradigmai, bethoveniniai, taip sakykim, wagneriškai, galbūt nėra naudojamas. Antra vertus, tie, kas matėt, vyriukai du, nesvarbu, kada jie iš palmės išlipo, vakar ar prieš 1000 metų, jie demonstruoja visai kitokį tos aerodinaminių procesą, tos vibracijų supratimą. Tai pirmiausia visi tos rūšės, antropomorfiniai tie padarai, sakykim, jie užsiciklinę yra ne ant melodijos, tai yra vibracijos dažnio kokio, bet ant ritmikos. Jeigu pastebėtų, tam gabaliukė ten yra tokia ritmika. Tai jie užsiciklinę pirmiausia ant ritmikos ir tai yra pagrindas. Ir ant tos ritmikos stato toliau, taip sakant, ant kamieno aplipdo ten tuo, ko reikia. Ir su aerodinaminiam vibracijam jau ten tono aukštumo ir žemumo atžvilgiu jiems jau nelabai sekasi, sakykime, nes, jų kultūrai nepriimta ten labai išvystyt, būtent tą, kaip čia pasakyti, vibracijas, hercų atžvilgiu ten. Nelabai svarbu, kokiu tų dažnių tas vibracijas skleidžiu, svarbu yra ritmika. Tai čia jau vienas yra skirtumas tarp muzikinių kultūrų, vakarietiškų ir tų, ką žinau, čia iš Afrikos kažkokie. Jeigu juodukai yra, galbūt. Aš čia jokių būdų kažkokio rasizmo nepropaguoju ir nemenkinu jų. Nes, sakykim, tokia ten ritmika galbūt, man toli kaip atbulom iki Magadano, iki jų suvokiamos ir išgaunamos ritmikos. Aš taip nesugebėčiau galbūt. Nors, manau, sugebėčiau, bet greičiausiai padarykim prielaidą, kad nesugebėčiau. Tai, jie yra pranašesni ritmikos aspektų prieš vakarietiškos muzikinės kultūros žmonės, ten individus, nesvarbu kaip. Tai jie pabandė, sakykim, tą savo folklorinį ritmiškumą sumaišyti su vakarietišku, kažką padainuoti. Kas gavosi, tai gavosi kaip ir mano. Tai ir dabar tyčiotis iš jų yra teist, kad jie čia primityviai kažkokie ir taip toliau, tai jūsgi nežinot, kokioj kultūroje jie užaugė, ant kokių vertybių jie užauginti. Kas tuo muzikiniu aerodinaminiu aspektu jiems buvo kalama nuo mažumės, gal netgi ne to mažumės, bet dar būnant savo motinų pilvose, ką jie girdėdavo. Jie girdėdavo greičiausiai daugiau ritmikos negu ten tonų kokių nors skirtingų ten garsų, tonai skirtingais ten aukštą, žemą. Dažnė nesvarbu. Tai jie užaugę ant tokios kultūros, tai pavadinkim, kuriuos mes nesugebėm įsivaizduoti, jeigu mes neįlysim jų mokasinus, nors aš taip įtariu, kad mokasinais jie neseniai apsevę, šiaip basyje ten lakstydo, tad nepabuvę jų kailyje, nesuprasim tos kultūros ir kaip yra, kaip čia dabar tas jaunimas sako, cool, tai ką jie daro. Taip pat juoktis iš jų nėra ko. Tai aš jums čia mažyti tokį pavyzdėlį apie kultūrinį supratimą, apie vieną reiškinį, aerodinaminės vibracijas ir kultūrinį supratimą skirtingomis briaunomis, skirtingomis kryptimis, parodžiau, kaip kas vienam yra, kaip ten saka, что для русского хорошо, немцу смерть. Tai taip yra, kas gerai, tiems ritmeriams, tas nesuprantama kitiems ten smuikeriams, kokiems violeriams ten, arba triuberiams. Yra taip kaip yra. Tai neskubėkim pamatę ir pirmo įspūdžio pagauti, vertinti apie kokį nors reiškinį, su kuriuo susiduriam, pirmą kartą arba nedažnai susiduriam ir neturim supratimo, kaip tai supranta tie, kurie tą reiškinį inicijuoja. Tai lygiai taip pat ir visur kitur. Kaip pirmas sykį jūs ką nors pamatot, kad ir mane šnekant, nors dėstant kokios nors mintis savo subjektyvės, pasiklausę vienos kokios serijos iš viso to mano kanalo serialo, kurių ten virš 1500 gerokai, neskaitant jau tų, kurios YouTube'as pratrynė vaizdainių.
daryti kažkokį išvadą, kad čia nei to aš kažkoks labai protingas išmanantis, nei to aš kažkoks atvirkščiai durnas, debilas, nieko nesuprantantis. Tad pasižiūrėkit daugiau vaizdainių ir neskubėkit pripliusuoti mane irgi prie eilinių kažkokių keistenybių. Nu, tie, kurie skubotai daro išvadas apie viską, nesiginu, taip vat yra, vat ir viskas. Vat aš išgirdu, čia yra šūdas. Tai pasižiūrėkim patys į veidrodį, ar ne per seniausiai iškritom iš palmių patys, ką? Su tais tokiais savo vertinimais. Kaip sakau, svietas yra margas, ant jo tiek dalykų, kad paprasto žmogaus gyvenimą neužtenka sužinoti visko ir apie viską, kas šiame sviete darosi. Taip, kad semkitės patirčių, sėkmės reinkarnuojantis, jeigu ko nors šiam gyvenime nespėsit. Gal jau čia per giliai užbirtau, sakau, pradėjau apie aerodinamiką ir taip toliau. Tai va, tai ir neskubėkit rašyti komentarų po pirmų įspūdžių, jeigu nesat, kaip čia pasakyti, tokios senos sielos, kurios, aš suprantu, kad pirmasis tas įspūdis yra pats teisingiausias, va, į dušę, kur ateina, vertinant kažkokias ten situacijas, ypač kai reikia priimti greitą sprendimą, kas grėsia su pavojų gyvybei, sakykime, tai instinktyviai. Va, tai tokiu atveju galbūt ir reikia nuojautos klausytis, tie, kas tą nuojautą išvystė, žino, apie ką aš čia kalbu, kas neišvystė, tai jums dar gyventi ir gyventi, reinkarnuotis ir reinkarnuotis, kaip sakant, kartuoti ir kartuoti. Tai neskubėkit, vis dėlto tokiais atvejais pamatę tokius vaizdelius, iš karto pult komentuoti. Matosi, kad rūšis kitokia, atkreipiant dėmesį į kaukolių sandarą, ten, į elgesį ir visą kitą. Tiesiog rūšis kitokia, antrofomorfinė. Rasė kitokia, kai sako, ne, tai pasiskaičius ten, pasižiūrėjus, pasiklausius argumentų ir faktų, kokių rasė tai yra tie, aš čia ne rasizmas, kad rasė tai yra rasa, balti tie vadinami žmonės. Čia yra tiesiog kitokia biologinė rūšis antrofomorfinių, reiškia, sutvėrimų, ar kaip čia pasakyti, dar kartą aš čia jų nežeminu. Į tos kūnus irgi galbūt atėjusios dūšios semtis savotiškos patirties. Ir kas gali paneigti, kad sekančiam gyvenimą ar prieš tai kokiam nors gyvenimą mūsų ta dūšia irgi nebuvo tokiam kūne ir žvengti iš jų. Tai taip padrikai biškiuką sudėliojau. Bet jeigu kam atrodo, kad aš padrikai dėlioju kažkur tai turit galimybę gruodžio 7 atvykti gyvai į gyvą susitikimą. O darysim tokią, sakykim taip, švęsim vieno žmogaus gimtadienį. Ne, tie, kas tručina ten raportus, ne, čia joks politinis susirinkimas, joks priešrinkiminis ar porinkiminis aptarinėjimas, jokie judėjimai, jokie konstituciniai reikalai, jokie perversmo reikalai, čia visai su politika nieko nesusiję ir su kokiu nors tam pavojum dabartiniai ten valdančiai šutvėjai nieko nesusiję, taip kad nesijaudinimas. Tiesiog švęsim žmogaus gimtadienį. Švęs gimtadienį niekas negali išdrausti. Parašykit man į elektroninį paštą, kas norit atvykti gyvai. Visą informaciją susiųsiu atgal. Ir pasišnekėsim kartu ir apie aerodinaminės vibracijas, ar apie kitokias ten vibracijas. Pasiklausysim kitokių dar aerodinaminių vibracijų. Patys galėsit paaerovibruoti, kaip sakant, tiek reikaliukų. Daugiau pripliurpiau ir taip.